Turėjome turnyrą Jonuškai atminti, Alytus Cup 2025, tai jau mūsų tapęs tradicinis turnyras, jau 8. Susitinka 6 komandos šiemet. Turim 2 komandas iš užsienio, iš Lenkijos, turim Vilniaus 2 komandas, Vilniaus Šviesą ir HC Vilnių, turim Dzūkelius, Varėniškius ir be abejo mus. Pagrindinis, galima sakyti, turnyras pasiruošimus Lietuvos čempionatui, kuris prasidės mūsų rugsėjo 17 dieną. Ir tikimės šiame šio čempionato, kad tikrai bus kažkas tai klostysis mums daug geriau negu praėjusysis. Sukomplektavę praktiškai kaip ir pilnai. Paliko vienas pagrindinis žaidėjas Vilius Juozaitis, vietoj jo atėjo Manvydas Lazauskas ir Nedas Buronko iš Kauno. Taip kad manau, kad mes tą spręsim netektį Viliaus. Prisijungė nemažai jaunųjų sporto mokyklos auklėtinių, ir bandysim juos pritraukti prie komandos, kad ateityje, netolimoje ateityje jau galėtų pilnavertiškai atstovauti Alytaus Varsai. Turime mes tada vėl bandom 2 linijom, tada mokinamės. Ignas sėdi, ateina čia Dovydas su Kaju. Ruošiamės kaip įprastai, pradėjom rugpjūčio mėnesį. Dabar tokia įžanga į sezono startą, tai turėjom Lenkijoje draugišką turnyrą. Čia Alytuje Jonuškos, kaip sakyti, atminimui pagerbti turim kasmetinį turnyrą, tai taip stengiamės ir ruošiamės sezonui. Stengiamės palaikyti šitas tradicijas Alytuje, taip pat pritraukėm ir kitus Lietuvos klubus. Kviečiam svečius, šiuo metu turim 2 komandas iš Lenkijos, kurie taip pat varžysis su mumis, buvom pas juos svečiuose ir tikslas yra vienas – padaryti jo populiarumą to rankinio galbūt kaip Vokietijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, pakelti tą patį lygį ir tikimės, kad jeigu visi taip stengsimės, visi klubai pasieksim kažkokią rezultatą greitų metų. Rankinis tai ne vien sportas, tai ugdo tiek vyriškumą, tiek fizinę galią. Sportuojant, tęsiant, labai daug išsisprendžia problemų įvairių. Tai galima tęsti ir tęsti, galima sportuoti profesionaliai, galima sportuoti savo norui, veteranai gali sportuoti. Rankinį privaloma bent pabandyti kiekvienam, kad palyginti su kitais sportais. Kalbant apie Jonušką, tikrai garsus, žymus žmogus ir ne veltui gavęs Alytaus miesto garbės piliečio vardą ir be abejonės daug daugiau pasiekęs Alytaus rankinyje. Tai sukūręs mūsų Varsą ir ją puoselėjęs ir tai labai tikimės, kad tos tradicijos išliks ir ateityje. Kaip sakau, tikrai mes šituo turnyru bandom pagerbti kiek įmanoma labiau jo pasiekimus, jo nuopelnus ir kad ne tik kad Lietuvos rankinio žmonės žinotų, bet ir visas Lietuvos piliečiai. Aš sakyčiau, tų daug strategų nesu turėjęs, bet kaip žmogus pats šilčiausias, pats geriausias ir buvo ne tik treneris, bet galiu sakyti netgi ir draugas. Žmogus ne vien sporte buvo, bet ir už sporto aikštelės. Geras humoro jausmas buvo, daug idėjų įvairių, tai prisiminimai tik tais labai teigiami, šilti ir net su šypsena veide. Pirma treniruotė buvo ne Jono kaip trenerio, bet Jono kaip partnerio, nes dar tuo metu aš visiškai jaunas, bet jau išėjau į aikštę žaisti su Jonu, kad jis dar žaidė aikštėje. Taip pat Andriuškevičius, Miliauskas, tai senieji veteranai. Buvot komandžiokai iš pradžių? Taip, buvom komandos draugai ir paskiau didžiąją daugumą žaidėjų mes pageidavom, norėjom, kad treneris būtų Jonas. Kaip manot, ar rankinis dar turės kažkokių panašių žmonių, auginasi, galbūt matot šiandien?
yra tie tokie vadinami fanatai gal. Jie myli tą sportą, myli vaikus ir nežiūrėdami savo kažkokios didesnės ekonominės naudos kažkokai. Būtent jie ir išaugina mūsų ne tik kaip sportininkus, bet sąžininkus žmones.